Sveiki. Šį kartą dar noriu parodyti 24.1 po atnaujinimo naują funkcionalumą. Tai yra layout formavimas, kuris randasi prie ribonė uždaviniai. Layout formavimas ir ką jisai duoda, turbūt žinote, layout tai yra būtent tie turimi spausdinimo lapai. Ką mes turime, tai kaip dabar tas funkcionalumas veikia, tai mes turime ilgą objektą, kuris greičiausia netilps į standartinį lapą, sakykime, pasirenkam tą 3x3, suaktyviname tą viewportą, įsididiname iki ribų, deaktyvuojame viewportą ir jeigu pasižiūrėtume, mastelis visiškai netinkamas, jeigu nustatome prie 500, tai gerokai mūsų lapas yra per mažas spausdinimo lapas, kad tilptų mūsų visas objektas. Tai tam ir yra naudojama funkcija, būtent ne vieno layouto formavimo. Aišku, galima ir vieną sukurti layoutą. Vėlgi, kaip patogiau, kai vienas reikalingas, tai netaip jau sudėtinga susikurti ir iš esamų layoutų. Tai kaip dabar veikia? Tarp kitko galima pasinaudoti ir galimybę patį GKTR 2020 šabloną pasikoreguoti. Tai, sakykime, jį galima pakoreguoti atsidarant brėžinį, pasirenkate DVT ir mes turime layoutus. Tai pasirinkus tą GKTR 2020, atsidarote, pasikoreguojate lenteles, ko aš dabar nedarysiu, ir turėsite savo rekvizitus, ten vardus, pavardės ir panašią informaciją. Dabar įdomumo dėlį aš tik tai, sakykime, įrašysiu pačiame brėžinyje įmonės pavadinimą. Norėjau, kad mažoji būtų gerai. Ir nieko čia neatsaugoti nereikia, mes turime tą informaciją. Renkuosi naują funkciją, būtent layout formavimas. Turime galimybę pasirinkti atitinkamus lapų formatus, tai yra patys populiariausi formatai. A4 yra trečias, turi tiek gulšę, tiek statmeną formatą, A0, A1 ir A2 turi tik tai gulšę formatą. Kurį reikia, tą pasirenkate. Populiariausias vis tiek bus A3 ir A4, A3 gulšės ir statmenas. Tai atitinkamai pasirenkame, formuojame lapą. Kaip matote, tas rėmelis, aš galiu pasirinkti, kokią poziciją parinkti. Vėlgi, dėdami tą rėmelį, nepamirštame, kad antras lapas vėlgi kaip jis dėsis. Taip pat, kur turės būti kampinis štampas. Vėlgi taip, pažiūrim, kaip mums atrodytų, kad, kaip čia, naudingiau, geriau būtų. Aišku, visada yra galimybė vėlgi pasikoreguoti jau po lapų suformavimo. Padėjom pirmą layoutą ir pas mus atsiranda prie spausdinimo lapų su numeriu 1, tai vėlgi pagal tam numeraciją numeruojasi blokas iš lapų, tas lapų toks formavimo blokas, vėlgi nereikia jo papildomai kažkokiu būdu daryti ir taip toliau. Ir turime įrašyta, kad tai yra UAB NFR, jeigu būtų visi kiti rekvizitai užpildyti, ar kad ir plano tipas, tai vėlgi ta informacija jau iškart pildytųsi. Vėlgi taupamas laikas, negaištama, tokiam, vadinkime, administraciniam darbui. Paskui parodysiu dar, kokie yra privalumai, jau suformavus visus norimus lapus. Taip, spaudžiame sekantį. Sakykime, aš noriu pasirinkti gulšę, tai irgi yra tokia galimybė, ne vien tik stati lapai, ar vėlgi galiu pasinaudoti įvairiais pritraukimais, kad, sakykime, išlaikyti lygiavimą, bet nieko baisaus. Jeigu ir padėsime lapą, čia aš jau labai stipriai perdengiu, bet vėlgi, kad akivaizdžiai matytųsi, tai atsidarėme, tarkim, antrą ir net matome schemoje lapų išdėstymo, jau matome, kad yra persidengimas, atitinkamai persidengia ir mūsų brėžinys. Vėlgi, patraukime į šoną, tai matot, iš vieno lapo jau ateina į
į antrą lapą. Vėlgi, jeigu to reikia, jūs taip darote, jeigu to nereikia, darote lygiai ir taip toliau. Vėlgi, viskas veikia dinamiškai, tai mums reikia, mes paėmėm, patraukiam, atitinkamai ir koreguojasi lapų išdėstymo schema ir atitinkamai koreguojasi ir patys remeliai, ar tas spausdinimo forma, tas viewportas. Ir formuojame sekantį lapą, vėlgi statmeną. Galima, kaip sakau, pasinaudoti pririšimais, vėlgi turime visą laiką nepamiršti, kad kur bus tas kampinis štampas, vėlgi iškart padarius teisingai, paskui nereikės papildomai atlikti koregavimą. Ir suformuojam paskutinį lapą. Įgudus, tai viskas vyksta labai greitai, susiformavom lapus, ir, kaip sakyti, toliau ten kažką dapildom ir spausdiname. Lapų numeracija eina automatiškai, tai kaip matote, iš 4 lapų ten pirmas ir taip toliau. Tai 4 lape mes matysime analogiškai, kad iš 4 lapų yra 4. Taip, kokie dar privalumai būtent šitų lentelių yra? Vėlgi tą tiesą lapų uždėstymo schemą tiesiog paprastai paėmame ir patraukime, kurį mums reikia. Taip, dabar antraštė, vėlgi tas jau funkcionalumas turbūt žinomas, tai kur yra MDB parašyta, mes renkamės iš tam tikro sąrašo, tai šiuo atveju aš pasirinku topografinis planas, jeigu reikės kito mastelio ar ten kažką kitą parašyti, tai vėlgi 2 kartus paspaudžiame ir pasikoreguojame tekstą. Vėlgi parinksime kažkokį tai plano tipą, vėlgi iš sąrašo, sakykime, tebūnie tai bazinis turinys, ir pildame kitą informaciją. Tai aš kitos informacijos nepildau, ir taip turbūt viskas aišku, kaip jinai pildosi. Tiesiog kur norite kažką įrašyti, imate ir įrašyti. Taip, pereiname prie sekančio lapo ir sekančiame lape mes turime jau užpildytą informaciją, tai vadinasi visas lentelės visuose layoutuose kartojasi. Tai nereikia kiekvienai lentelį tos pačios informacijos pildyti. Tai irgi yra nemažas privalumas. Čia jau aš patraukiau lentelę, tai kampinį štampą, kad neužstotų mūsų objekto. Kitur reikia vėlgi kažkiek minimaliai pasikoreguoti. Paėmėm, patraukime, kad neužstotų. Sakykime, tas pats tekstas, jeigu perdengia objektą ir jūs to nenorite, tai tiesiog paėmėme ir atitinkamai sumažiname patį langelį, nes tai irgi yra lentelė su nematomu rėmeliu, kuris atspausdinus nesimato, matomas tik tai vizualiai, kad eitų normaliai pakoreguoti. Ir 4 lapas, sakykime, jeigu viskas tinka, tai mes jį taip ir paliekame. Atspausdinti, tai tiesiog pasižymėme, vėlgi turbūt daug kas žinote šitą funkciją, pažymėme pirmą layoutą, laikom Shift klavišą, pažymėm paskutinį layoutą. Pasižymė visi 4 layoutai, renkamės Publish Selected Layouts. Ir atsidaro įrankis, kuris leidžia visus lapus, šiuo atveju į PDF išeksportuoti. Tiesiog paspaudžiame Publish ir atsispausdina kaip PDF-as. Jeigu reikia printerio, tai mes renkamės tada jau Page Setup in Edge ir nurodome kažkokį tai ten printerį ir taip nurodome kiekvienam layout. Jeigu čia būtų koks nors lapo formavimo toksai failas specialus, mes jį galime importuoti, sakykime, kad ir iš kadastrinių matavimų šabloną, tai mes jį galėtumėm nurodyti kiekvienam layoutui, ir tie parametrai nusirodytų automatiškai. Tai tai šiam kartui tiek. Vėlgi, dar čia pasikartosiu turbūt, ir taip aišku, kad tas lapų formavimas tinkamas, ne tik keliams, kažkokiems topografiniams planams, inžineriniams tinklams ir taip toliau. Vienu žodžiu, kur tik tai norite, ten galite ir pritaikyti tą lapų formavimą. Ir vėlgi jis veikia dinamiškai, tai jeigu reikia, kažkiek patraukite ir turite tą vaizdą, kurį norite spausdinti, ir tikrai čia nėra tiek daug vargo, jau įpratus, tai tikrai viską greitai darysite. Tai šiam kartui tiek, iki sekančių video, iki.